Toliau žieminiai kviečiai. Ir tendencijos yra tos pačios. Šičia, ką mes norėjom pademonstruoti, tai mes čia mažinom bendrą tręšimą 30%. Tai tręšimas veiklia medžiaga čia atrodytų taip, kad pirmajame laukelyje yra 163 azoto, 56 fosforo ir 84 kalio. Ir naudotas grau produktas. Tai ką mes iš čia matom, tai pakankamai tankus pasėlis, intensyvi spalva ir maisto medžiagų šičia trūkumo augalai nejaučia. Kaip vieną iš kontrolių mes padarėme pilną tokį tręšimą, tai yra 230 azoto veiklia medžiaga, 80 fosforo, 120 kalio. Aišku, tie pasėliai tarpusavį skiriasi, tai buvo laukelis skirtas vertinti kontrastą tręšimo ir pats pirmasis laukelis tenai yra taip pat su 160 azoto, 56 fosforo ir 84 kalio. Tai ką mes čia matom, tai mes matom daug daugiau šitų mažų varpų. Pats pasėlio tankumas nėra toks, sakykime, uždengtas kaip pirmam variante su grau. Ir, sakykime, ta spalva jau yra šiek tiek bliškesnė. Tai matome, kad čia su augalų mityba yra šiek tiek sudėtingesnės sąlygos negu pirmajame laukelyje.